Taigi šiandien papasakosiu Jums apie sunkiausią Madeiros žygį kalnais, tai yra Levada aukščiausiomis Madeiros viršūnėmis. Nuo Pico de Reiro, kurį matote tolumoje, iki kitos aukščiausios viršūnės esančios 1862 metrų aukštyje Pico Ruivo. Trasa driekiasi 11 km ir trunka 4 valandas. Nuolat keliatės tai aukštyn, tai žemyn, yra dideli aukščio skirtumai, apie 400 metrų, tenka eiti laipteliais, takais, daug kur yra iš tikrųjų kur įsitverti, todėl nepasakyčiau, kad trasa yra pavojinga, iš tikrųjų bijojau, kad galiu paslysti ir nukristi, bet galiu jūs patikinti, kad turbūt retas atvejas, kad taip nutiktų. Iš tikrųjų galite įsikibti, yra ir augalų, taipgi trasa nėra pavojinga. Turbūt kitaip nebūtų tokia populiari, nes žmonių iš tikrųjų eina labai daug. Eina ir į vieną, ir į kitą pusę, turit pastoviai prasilenkti su kažkuo, bet vaizdai iš tikrųjų yra užburiantis. Taigi einate kalnų viršūnėmis, kai kada jūs apsups debesis ar rūkas, bet jeigu jums pasitaikys tokia saulėta ir šilta diena kaip čia, tai pamatysite viską tikrai pilnu grožiu ir nebus slidu. Eisite įvairiais kalnų takeliais, taip pat teks lysti ir pro tunelius. Tuneliuose, skirtingai nuo praeitos Levados, kur buvo kriokliai, čia nebuvo balų. Tai tas iš tikrųjų nudžiugino, bet yra pakankamai tamsu, žibintuvėlių mums nedavė, teko pasišviesti telefonais ir reikia žiūrėti, kad nesusimuštumėte galvos, nes tuneliai yra labai žemi. Ačiū Dievui, aš nesu aukšta ir išvengiau šitos problemos bent čia. Bet paplušėti tikrai teko, nes keltis nebuvo taip paprasta. Ir taip pat nerekomenduočiau eiti su gidais, tokį turą, kurį čia aš pirkau, eiti su maždaug 12 žmonių grupe, nes gidas pastoviai skatina didelį tempą, kažkur tai lekia, jeigu tik tai bandau nufotografuoti, filmuoti, tai jau atsilieku nuo grupės ir tenka bėgti, o ten, kur yra laiptais, tai nelabai ir pabėgsi. Ir gavau pastabų, kad atsilieku, kad sustoju atgauti kvapą ir kažkaip jis, nežinau, visą laiką skubėjo. Tai tikrai nerekomenduočiau, kai tuo tarpu galėtumėt nemokėti už ekskursiją, tiesiog išsinuomoti mašiną, pastatyti mašiną vieno kalno viršūnėje ir ramiai pasivaikščioti tiek, kiek jums jėgos leidžia ir pasimėgauti vaizdais. Taip pat mačiau žmonės, kurie pikniką turėjo tiesiog su nuostabiais vaizdais į kalnus. Tai tikrai nemanau, kad verta lėkti, kažkur bėgti tam, kad įtiktum gidui, kuris skuba kuo greičiau pabaigti trasą ir važiuoti namo. O vaizdai iš tikrųjų užburiantis, galit pamatyti. O čia mūsų komanda, žmonės iš tikrųjų labai draugiški, tad keliaukim kartu.